Žiauriai gerai. Iki vasaros liko 2 mėnesiai, o tavo kūnas ir riebus kaip grietinė. Žinau, kaip skaniai pakelti lavašo sūtūnų suktinuką į kitą lygį, be sąžinės graužimo, su mažai kalorijų. Sučečkavojam agurką pagal skonį, tiek kiek jums atrodo reikia. Pasipjaustom svogūną tiek kiek mums atrodo reikia. Įpilu šlakelį balzamiko acto, maždaug 1 šaukštelį, irgi pagal skonį. Šaukštelį dižono garstyčių ir visą skardinę tuno. Porą šaukštelių Hellmann's Light majonezo, viską papipirinam gerai, stipriai gerai viską išmakačelinam, sudedam ant jūsų mėgstamo lavašo, aš renkuosi pilno grūdo lavašą, sukam kaip per žolinę suktinę, suformuojame lavašą, pjauname per pusę ir ragaujam. Šitą variantą galite ir iššildyti, tačiau reikėtų dar įdėti fermentinio sūrio. Aš naudoju High Protein, va tokį fermentinį sūrį, kokių 20-30 gramų, šildyta tortilija, įsilydo sūris, išvis tampa bomba. Skanaus jums, skanaus man.